Nu labas, šiandien pasidalinsiu savo išgyvenimas, pamąstymas ir tiesiog pasidalinsiu savo diena. Tai kaip man diena prasidėjo, man buvo šiandien žinot, tokių dienų būna, aš pats vis laik skeptiškai tai žiūrėdavau, kad žmonės sak, oi, būna dienų tokių, kad visiškai nieks nesiseka. Tai panašiai šiandien tokia buvo diena ir susidėjo kiti dalykai, tai tik buvo sunkesnė diena, žodžiu, šeštadienis, tai va pradedu. Man šiandien darbe jau reikėjo būti 6 valandą pradėti darbą. Tas reiškia, tai jau man po 6 reikėjo išvažiuoti. Tai šįryt, žodžiu, atsibundu, bet atsibundu nuo to, kad noriu tualetą. Atsikeliu po 4:20, nueinu į tualetą, viskų, pasižiūriu, dar iki 5 dar vis kem minučių ir galiu miegoti. Neišeina užmigti. Nervuojuos, kad neišeina užmigti, nes, teik mėgsi svarbus ir vakar dar gana vėlai beužmigau, benuėjau miegoti. Vien to, kad nervuojuos, kad neišeina užmigti, neužmiegu. Jau žiūriu po 5. Nu gerai, sakau, dar po valandos ir pabandysiu užmigti. Neužmiegu. Nu žodžiu, prasivartiau lovą iki 5, nes nenorėjau tiesiog Robertas pažadinti savo antros pusės. Ir, žodžiu, jau rytas toks prasidėjo, va toks atsikėliau, ane, pasakiau Robertui užsipilk kavos. Išpildžiau kavą. Visas stalas kavens, o į darbą jau reik važiuoti. Nu žodžiu, nuvažiavau į darbą. Man reikėtinas tokius mechanizmus sustatyti, kad tau žuvį tenas pjaustyt. Va kas dar nesižiūrėjai prieš tai video, dabar esi įsidarbinęs Norvegijoje žuvių fabriką. Nu ir tokiels reik ten tos visus mechanizmus sujunginėti. Kažkas pasirodo deina prieš tos visus mechanizmus, kaip išardyti, sudėjai į atskiras visokias dėžes, viskų sumiksavo iš tos mašinos ir šešis. Kai kurias detalės netitinka kai kuriom mašinom. Ir vėl man ten, kad pradėti sklandę darbą, reik visas tas detalės sudėlioti iki tol, kol pusė 8 ateina kiti žmonės į darbą jau, kad galėtų pradėti žuvis pjauti. Man jau ten irgi stresus. Įsidaužiau kelieną, iki padabala skauda. Įsibrėžiau, įsipjoviau, žodžiu. Jau po prakaitį tep toliau. Nu, gera, viskas gera. Žodžiu, ten suspėjau per prakaitis, per viskų, kas išėjo, aš per pertrauką ten darbavaus. Ką vis buvo išėję pertrauką. Išėjau į savo poziciją, to dieną, kur buvo prirašytas dirbti. Turėjau tiesiog išskroist žuvį ir paleisti ir nesudėtingas darbas, žodžiu. Tik tai, kad vis tiek atsibost, bet tikrai nesudėtingas, fiziškai nesunkus. Gaunu tokį žinią, kad atek padėti šaldiklį, nes sugedo robotą. Sugedo robotą ir reik viskų dirbti su runkom. Ta prasme, virš 20 kg dėžės reik krauti su runkom. Tai pat rytą iki pat dainos galo kroviau tos dėžės virš 20 kg su runkom. Aišku, ne viens ir su kolegom. 6 dar vyrukai irgi darbavos tenas. Ir ten tikrai buvo žiauriai sunkiai, ta prasme, vis dien. Aišku, paskiau po valandos 2 kažką, bet aš prikoprės vis tau pamokėlį šiandien privestai. Kojas skaud, žodžiu. Tas dėžės reikia kelnuoti, tas paletis ir labai aukštas, įdėsiu tik trumpą video iškarpą. Va čia. Ir žodžiu, tiesiog sunkiai dėjantui, kad atrodo, gal kada pasakoju, gal neatrodo, kad čia kažkas wow, bet tuo moment, kad viskas vyksta ir greitai, ir sunkiai, ir skauda, ir atrodo tikrai tas sunkiai dėjant. Bet va, ko noriu pasakyti dabar, kad mes su tas vaikės pradėjom darbuotis, tikrai ta tokia moralė žema, čia atrodo kaip kokia vergystė, reik tokias sunkias tas dėžės kelnuoti valandas visą dieną, žodžiu, ten tonom 10 tonų, ten 15 tonų tų žuvų tenas, varom ten vis dieną, žodžiu, bet ko pastebėjau,
kad viens kolega pradėjai dainuot, kitas kolega pradėjai tept tokius jaukelius susvaidyt ir su to tokiu pozityvia kompanija, su to tokiu iš tos nevilties, iš tos desperacijos tu pradedi tiesiog įžvelgti humorą ir su tuo humoru tas darbas nebija toks sunkus, tai galų gale dainos gali net nebebūti baisė kažkaip. Ir ko pastebėjau iš šios situacijos ir iš kitų situacijų, kad aš esu buvęs ir kariuomenė irgi būdavo pratybos, reikėdavo išsikasti apkasus, 3 kokius apkasus. Ir tu žinai, kad tuos apkasus po pratybų reiks tiesiog užkasti. Nė logikos, nei ko, bet, sakykim, su ta savo irgi kolegom, kokį jaukėlį numėt, ar su humoru tai pažiūri, ar tep kokį nors nesąmonę padaro, arba aplamą su tam tikra žmonėm tu gali sudėtingus gyvenime momentus paversti lengviau pakenčiamus. Tai ir prie ko noriu privesti, kad ir va tokios situacijos, kaip į darbą, kad atrodo beviltiška situacija, nesąmonė, sunkiai ir pizdец. Ar kitos situacijos. Nu, daug kas priklauso, su kuo tu apsups save aplinkui. Ir, sakykim, ir gyvenim tas pats, sakykim, kad ir kiek tu pinigų turėsi, kad ir koks tu sėkmingas būsi, kad ir kas ko, tu neapsisaugosi nuo kokių nors ligų, ar artimųjų mirčių, ar draugų mirčių. Ir, sakykim, jei tu savęs apsaugsi, tokias pozityvias, linksmas, tokias, žmonėm, katrai sunkumus padar lengviau išgyvenamus, tau bus lengviau išgyventi ir visokius sunkumus ir netektis ir velčiant, ko dar gyvenimas gal tau pateikti ant tos lėkštės. Tai va, tokia va filosofija. Ir labai sudėtingų gyvenime momentų, tokių situacijų, bet kada mes išgyvent lengviau, mes galim pasiruošti tam, mes galim apsupt savy pozityvias, tokias geras žmonėm, katrie visko tau palengvins. Pirmąjį valandą, kai pradėjom tas dėžes kraut, visi buvom tokie poprakai, ta prasme, ten sunkia buvo viskas, toks desperacija, koks čia, sunkia. Bet jau į dainos galą, vis viens kit pajuokindami, padarėm, kad į ką buvo sunkia, sukrovėm ten, aš nežinau, kiek tonų, sunkia buvo dabar skaud, visko, kaip sakant, bet tai padarėm, ir viskas ir gerai, ir tai va. Sudėtingas situacijas galim sau pasidaryti lengviau išgyvenamas, jei tos situacijos mes apsupam geras žmonėm. Įsivaizduokit, ką būtų buvę, jei tokia situacija būtų buvę žmonės, katrie dar labiau vyvėtų, dar labiau skleistų negatyvą ir dar labiau būtų vis ta tokia našta atrodytų dar sudėtingesnė, sunkesnė, sunkiau išgyvenama. O pozityvūs žmonės, они visko padaro lengviau, geriau. Ir į tus sunkumus tu pažiūri kitaip. Tai va, tik taip. Norėjau pasidalinti. Iki.